tarybinės armijos 29 metinių garbei Kaune įvyko motokrosas. Krose dalyvavo geriausiai Kauno motociklistai. Kariuomenės motorizacija šių laikų kare turi didelę reikšmę. Motosportas padeda paruošti žmonės tarybiniai armijai, padeda atrinkti geresnius mašinų tipus. Krosą įvairių klasių mašinomis laimėjo Stasys Knizelis 12 km pravažiavęs per 19,5 minutės. Kostas Milaševičius 15 minučių ir 15 sekundžių.